Labadiena mano fėjas, aš su jumis sveikinuosi su prie ežero, tikiuosi garsas bus geras, aš turiu mikrofoną, turiu knygą ir turiu šuniuką, kur matos tik pakaušės ir mes su jumis šiandien skaitysim toliau. Pasimatuokime. Tai buvo viena juodžiausių dienų tą mėnesį. Ką ten mėnesį? Gal net per visus metus. Užšokusi į Maksimą dešrelių vakarienį, sutikau buvusią klasės draugę Janiną. O Dieve, geriau jau būčiau tą vakarą graužusi morkas. Ir figūrai naudą, ir galvos dabar neskaudėtų. Iš karto jos nepažinau. Pagalvojau, iš kur aš ją mačiau? Gal žurnale Žmonės, tokia elegantiška, prabangi, liekna, švytinti. Ne vienos raukšlelės, velniai ją griebtų. Užtat ji mane atpažino iškart. O, Kristina sako, kaip smagu tave matyti, vos pažinau, tu tokia pasikeitusi. Na, nuėjom pasidėti į kavinukę. Ji girtis nepuolė, bet aš viską po trupinėlį ištraukiau. Vis ieškojau, prie ko čia prikibti. Nieko, absoliučiai nieko. Ištekėjusi už to paties jau 20 metų, su vyru turi bendrą verslą, labai gerai sutarė. Kasmet kartu bent mėnesį keliauja po nematytas šalis. Vaikai mokosi užsienyje. Kaip jau sakiau, atrodė jį fantastiškai. Negana to, laisvai kalbėjo 3 kalbomis, neskaitant lietuvių. Taip, toji pati Janina, iš kurios už akių šaipėmės dėl apkūnumo, senamadiškų batų, storų akinių ir kvailo vardo. Į akis nedrįsome, nes jį duodavo nusirašyti namų darbus. Mat buvo moksliukė. Labai faina kultūra žmonių. Aš dabar skaitau ir vaikai bėgioja ant tiltelio, tiesiog bėgioja kaip po futbolo laukus ir mamai dzin visiškai. Tipo vaikai yra mūsų šventė. Super. Mano vaikai niekada nebėgiotų, jeigu matyčiau, kad kažkas rašinėja ir skaito knygą. Nors dar ryte laikiau save visiškai sėkmingą ir laimingą moterimi, vos per pusvalandį pasijutau nusirytusi socialiniais laiptais, kone iki papėdės. Ir batai atrodė nutrinti, ir paltas nemadingas, ir plaukai senai dažyti. O tos pieniškos dešrelės, toks jausmas, tarsi aš ką tik būčiau juos užvėjojusi kokiame šiukšlių konteineryje. Kiekvienam yra pasitaikę tokių juodų dienų, bet laimė žmogus išradingas gyvūnas, todėl dažniausiai iš bėdos kapanojasi 2 būdais. Pirmą pavadinčiau ir turtuoliai verkia. Antrąjį, bet kitiems dar blogiau. Ir turtuoliai verkia, prisimenant taip vadinosi vienas pirmųjų meksikiečių serialų. Kai jį rodydavo, gatvės būdavo tuščios kaip dabar, kaip mūsų krepšininkai žaidžia olimpiadoje dėl medalio. Aišku, pirmasis serialas, daug muilo, sėkmė suprantama, bet manau nemažai lėmė ir pavadinimas. Nes jei jis ir būtų, pavyzdžiui, gera būti turtingam, gerbėjų būtų buvę kur kas mažiau. Šito savigaudos metodo esmė – noras įrodyti, kad ne viskas ir išrinktųjų gyvenime gerai. Visi žino, kad turtuolių žmonos nuolat uojamos ir žeminamos, neturi jokios balso teisės šeimoje, kad karjeristės amžinai pervargusios ir kamuojamos skrandžio skausmu, bet to retai, kada gali pasigirti gerais santykiais šeimoje ir draugų gausa. Gražuolės nuolat kankinasi pusbadžio ir kone kasmet gulasi po skalpeliu, o jau senatvės bijo kaip velnias kryžiaus. Patogus mitai, ką ir sakyti. Jei ne jie, dauguma vidutinybių turbūt pasikartų iš pavydo. Dar smagiau žinoti, kad net tiems, kuriems lyg ir viskas gerai, iš tiesų yra labai blogai. Ypač psichologai, ypač Amerikoje, vis garsiau kalba apie vadinamąjį rojaus sindromą. Aš tiesiog afigėliau, nes jie iš karto prie manęs bėgioja. Aš dar tokio nemačiau. Ta prasme, kad aš skaitau, tai nieko. Pipėts. Man geras iššūkis, žinai, pabandyti save dar tokiuose sąlygose. Gerai. Štai psichologai, ypač Amerikoje, vis garsiau kalba apie vadinamąjį rojaus sindromą, kuris neretai tampa savižudybės priežastimi. Rusų psichologai tikina, kad šis sindromas pagal dažnumą užima 3 vietą naujųjų turtuolių psichologinių problemų sąraše. Tai būsena, kai žmogus praranda gebėjimą jausti malonumą. Mes tai vadiname tiesiog persisotinumu. Na, pažįstat tą būseną? Stalas nukrautas visokiais saldumynais, o į pilvą jau niekas netelpa. Ir taip negera, nors verk.
Apie ką svajoti tiems, kurie viską turi? Jie turi viską išskyrus svajonės. Viskas ranka pasiekiama, dėl to nebedžiugina. Na ir kas, kad esi įgijęs keletą namų, betgi gyveni tik viename. Na ir kas, kad spinta lūžta nuo 100 suknelių. Visų vienu metu neužsivilksi. Ypač liūdna turėtų būti tiems, kurie viską gauna su pirmuoju oro gurkšniu. Tam auksiniam jaunimėliui, gimusiam su marškinėliais. Viskas jiems duota ant lėkštutės. Suvalgiai? O kas toliau? Ar reikia stebėtis, kad turtuoliai ieško visokio adrenalino? Pavyzdžiui, nutarė išvykti į negyvenamą salą ir ten pragyventi tik su kišeniniu peiliuku ir degtukais, arba įsimaišo tarp gatvės elgetų. Priminsiu vieną dalyką. Buda būtent ir buvo toks princas, kuris gimė tokiam kaip rojaus, tokiam nenatūraliam, labai gražiam pasaulyje. Va tarsi Disneylandas, žinai, tai va jam tėvai sukūrė tokias sąlygas, kad jisai niekada nepamatytų nei senatvės, nei bjaurybės, nei vargšų, nei ligotų žmonių. Jos tiesiog eliminuodavo iš šitos pilies, iš šitos teritorijos, kur jisai augo, kad nedaug dievė vaikas nepamatytų, koks žiaurus pasaulis. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad jisai, man atrodo, perlipo tvorą, ar kažkas pateko už tvoros ir jisai pamatė seną žmogų ir jį labai sukrėtė. Ir tada jisai sužinojo, kad pasaulis yra kitoks, kad jisai yra ir bjauresnis ir jis paliko tuos idealius namus ir po to miegojo po medžių, blaškėsi, gyveno kaip elgeta labai daug metų, kol suprato iš viso gyvenimo prasme ir kol iš naujo suprato tą pasaulį ir pamilo. Tai va, vienas iš būdų, po to jisai tapo šventuoju. Tai kai jiems viskas paduota ant lėkštutės, suvalgiai, o kas toliau? Ar reikia stebėtis, kad turtuoliai ieško visokio adrenalino? Pavyzdžiui, nutarė išvykti į negyvenamą salą ir pragyventi ten su kišeniniu peiliuku ar degtukais, arba įsimaišo tarp gatvės elgetų. Girdėjau, kad naujosios Rusijos netgi išbando prostitučių duoną. Pikantiška. Neseniai mačiau filmą, kur tokiam visko nusivylusiam milijardieriui žmona sugalvojo gimtadienio dovaną. Pavertė jį gyvų taikiniu. Žmonos pasamdyta policija ir kriminalinis pasaulis įnyko jį medžioti dėl kažkokio neva įvykdyto nusikaltimo. Lakstė vargšės kaip triušiais iš baimės kalendamas dantimis ir kai jau pamanė, kad galas, iššoko prieš akis žmona su visa komanda, staigmena, o jisai stovi pilnomis kelnėmis, akis iš akiduobių išvirtusias. Nežinau, už tokią staigmeną aš tikriausiai būčiau ją iš karto nušovusi, bet jis nenušovė. Mat jį padėjo jam pajusti gyvenimo skonį. Liūdna būti turtuoliu, ką ir kalbėti. Nors tiesą sakant, toji Janina visai neatrodė liūdna. Ir turiu pripažinti, kad šitas mitas apie verkiančius turtuolius dažniausiai nepasitvirtina. Ne visi turtuoliai verkia. Tiksliau, dauguma ne tik neverkia, bet ir mėgaujasi gyvenimo ir atrodo, kad tyčiojasi iš žurnalų, spoksodami nuo savo jachtų denę į tavo varganą gyvenimą. Yra žmonių, kuriems viskas sekasi. Ir sveikata jų gera, ir šeimininis gyvenimas puikiai klostosi, ir atrodo fantastiškai. Ir gyvena įdomiai, ir draugų netrūksta. Todėl bandyti įtikinti save, kad likimas gausiai atseikėjęs, nežinau šitą žodžią, kad likimas gausiai atseikėjęs vienų dalykų nebūtinai sumažina kitų. Naivu. Nors mėgstame guostis, taip, ji graži, bet vaikų neturi. Taip, ji padarė karjerą, bet šeimoje nesiklosto. Taip, ji turtinga, bet vyras ją apgaudinėjo. Nebūtinai, mielosios, nebūtinai. Dažniau pasitaiko taip, vieniems Dievas duoda ir dar drypteli, o iš tų, kurie nieko neturi, ir paskutinius marškinius atima. Taigi, pirmas variantas netinka. Sėdėk. Bandom antrąjį. Kitiems dar blogiau. Na, juk nebūtina lygintis tik su tais laimingaisiais. Turtuoliai išvis, jei tikėsime ekonomistai, sudaro vos 50% visos visuomenės. O štai ties skurdo riba, bent jau Lietuvoje, balansuoja apie 30%. Taigi, padėkim į šalį Janiną ir pasilyginkim su kitomis. Čia jau geriau, va, Angelė 2 kart išsiskyrė, Valentina galo su galu nesudurė, o Onutė vyras muša. Metodika kitiems dar blogiau, kiek veiksmingesnė už ankstesnę.
Bet vieną dieną sutinki Janiną ir vėl viskas iš pradžių. Išeitis labai paprasta. Nustokime lygintis su kitais. Ir šita tema bus jau pas mus kitą kartą, kitam skaitime, kaip nustoti lygintis su kitais. Bet žinot, aš nežinau, ar tai įmanoma. Nes aš pati gyvenant tokį gražų gyvenimą, kuris kitiem atrodo tobulas, nuolant lyginu save su kitais. Aš papasakosiu vieną istoriją, tikiuosi mano draugės nežiūrės šito video. Nes, o gal tai bus žiūrė, o ką čia slėpti? Aš ilgą laiką dabar galvoju, kad aš gyvenu tokį svajonį gyvenimą ir aš viską turiu ir man nieko netrūksta. Bet pavyzdžiui, šį rudenį, kai jau tapo niūru, kai liūdna, kai lyja, kai šalta, žinai, gyvenimas atrodo nebeįdomus. Ir aš gyvenau darydama tą patį. Vis pas mane fotosesijai, laivai, pardavimai, žinai, ir kaip ir mankštos. Aš darau tą patį ir lyg tai jokių pramogų, nieko gražaus nematau. Ir staiga viena mano draugė išvažiuoja metams į Tenerifę gyventi. Metams, blecha, su vaikais. Aš savo niekada gyvenime neleidau, pavyzdžiui, aš labai norėjau Tailandą, labai norėjau Balį. Ir neleidau, nes darbas, nes vaikai, nes darželiai, niekada neleidau. O jinai pist išvažiuoja metam. Ir taip brangiai, žinai, tengi būtai be galo brangus, ten pragyvenimo lygis, o kaip darbas, o kaip visos kitos atsakomybės. Ir jinai sau leido. O kita iš viso dar blogiau. Jinai norėjo su manim bendrą išnuomoti ofisai ir dirbti mieste, žinai, daryti savo projektus, darbus. Ir po to pist jinai išvaro iš pradžių į Filipinus mėnesiui, po to jinai išvaro į Tenerifę, po to jinai išvaro į Maroką. Jos nebuvo praktiškai visą žiemą. Ir tada aš pagalvoju, blet, ką aš netaip darau? Kodėl aš nuolat dirbu ir galvoju tik apie darbą, o jos gaudo malonumą, gerą orą, saulę ir laisvai keliauja. Tai irgi pas mane būna tokių Janinų mano gyvenime. Ir man iš tikrųjų reikėjo laiko pakvėpuoti, atsipalaiduoti ir negalvoti apie tai ir paleisti šitą situaciją. Ir pagalvoju, kad taip tiesiog yra. Ir rasti prasmę kitur. Nes aš keliauti taip negaliu, kol kas. Gal su metais ir galėsiu, nes vaikai jau, Veronika baigs mokyklą ir po metų nebebus mokyklų, tai galbūt man nereikės, žinai, ir sėdėti su vaikais, galbūt aš pradėsiu irgi tokį gyvenimą kaip jos, o gal gyvenimo būdas pasikeis, žinai, nes dabar darbas reikalauja visą laiką mano buvimo. Tai tai žinai, ir aš eilinį kartą pas mane nebuvo toks pavydas, kad, žinai, kad jisai mane suėstų, bet buvo tas šešėlis jau, žinai, toks širdyje, pasirodo tas kažkoks jau šešėlis, žinai, kažkokio nepasitenkinimo. Tai kiekvienai savo Janiną. Aš dabar į savo tas Janinas žiūriu, viena jau iš Tenerifės grįžo metus pagyvenusi ir supratusi, kad tikrai darbą derinti sunku. Kita grįžo iš kelionių ir vėl važiuosi kitas. Bet aš šitai žiūriu ramiau, gal žinai kodėl? Gal todėl, kad aš išmokau sudėlioti taip savo gyvenimą, kad man kiekvieną dieną yra malonu gyventi. Man gal nebereikia tų pabėgimų arba kažkokio atostogų. Galbūt pas mane nėra tokio, žinai, trūkumo, ypač po to, kai atsirado tapyba. Tokia prasminga veikla, gal užpildė manyje, žinai, tapyba, nauji tikslai. Kažkaip aš nežinau, ar aš dabar norėčiau pagyventi saloj metus, gal aš net bijočiau kažką prarasti, nes ant tiek įdomu gyventi. Gal net nenorėčiau sustoti. Tai mes kitą kartą paklausysime apie tą lyginimąsi. Nustokite lyginti save su kitais, bus kita mūsų skaitymą.